Aš, fotoaparatas ir paveldas. Tai čia toks senas gal meilės trikampis, galima sakyti, nes mano mama dirba KTU chemijos fakultete priešais tyrimų laboratoriją, tai aš nuo vaikystės tuos kaminukus žalius mačiau. Senelis mokėsi veterinarijos akademijoje ir gyveno šalia jos. Tėtis irgi mokėsi Kauno technologijų kolegijos dabar pastatas, kuris irgi yra modernizmo pastatas. Tai bendras mano smalsumas pamatyti, kas yra pastate, man visada knieti. Tai vat ir tokia galimybė atsirado su irgi vienais iš nominantų ekskurso komanda. Jie tada pradėjo daryti ekskursijas ir taip sutapo, kad į pirmą pastatą, kurį ėjau, irgi buvo tyrimų laboratorija, kurioje iš tikrųjų ir daugiausia esu fotografavęs. Ir taip viskas po truputį užsisuko. Tai sakykime, man turbūt pastatuose įdomiausia buvo vidus, interjerai, nes eksterjerų daug yra fotografijų pakankamai, o į vidų patekti yra sunkiau ir aš norėjau parodyti visuomeniai, ką mes turim. Nes fasadus visi mato, bet viduj kas lypi, retas gali pamatyti. Ir aišku, toks gal mano stiliaus jau dalis yra minimalizmas, neatskleisti viso vidaus, sakykime, tik kažkokias detalės, kad žmogų sudomint, patrauktis, bandyti suprasti, kas čia yra nufotografuota. Tai vat buvo tokia pradžia, sakykime, turbūt, kur jau mane pastebėjo ir kažkoks braižas atsirado.